Apie ausis džiuginantį akustinį mikroklimatą mes jau esame kalbėję. Tačiau ir mūsų muzikinė klausa skirtinga, o ir namai tikrai nevienodi. Todėl akustinio komforto bėdos nebūtinai gali slypėti sienose. Jeigu mes turime butą, namą, 2 aukštų ir norime pasidaryti taip, kad aš vaikščiočiau 2 aukšte arba kad manęs apačioje esantis kaimynai manęs negirdėtų, būtina daryti demferinį sluoksnį. Yra keli būdai. Yra galima su vata ir smėliumi, tai labiau tradicinis būdas. Taip pat mes turime medžiagą termoaustinę drobę, kur yra tik 14 mm storio. Jinai paklojama yra ant perdangos. Dedamos metalinės grotelės armavimo ir pilamas betonas 5 cm. Aukštis yra sistemos apie 63 mm, tačiau mes turim tą patį rezultatą, kaip naudojama yra vata kartu su smėliumi. Bet aukštis, kaip ir minėjau, tik 63 mm, tai leidžia staupyti patalpos aukštį ir gauti 30 decibelų smūginio garso pagerėjimą, kas leidžia, kad ant tokios sistemos jau vaikštant arba šokinėjant, jau kaimynai to apačioje esantis negirdės. Jeigu jūs namų erdvės nenorite aukoti garso izoliavimo sistemoms, nepamirškite, kad yra įvairių būdų, pavyzdžiui, akustinio veltinio sluoksnis, bet tai tikrai ne vienintelė išeitis. Taip pat yra garso izoliacinės plokštės. Jas irgi taip yra padarytos, kad paprastai montuojasi, sutaupoma vietos ir gaunam apie 10 decibelų garso izoliacijos, pagerėjimą garso izoliacijos. Tai leidžia taip sutaupyti mums vietos, gauti garso izoliaciją ir tuo pačiu paprastai susimontuoti sistemą. Nes tokia sistema galima nebūtinai samdyti darbuotojus. Buvo atveju, kaip ir žmona su vyru tiesiog paėmė ir susimontavo per savaitgalį sistemą. Tai sutaupama darbų kaštai. Nederėtų pamiršti, kad diskomfortą kartais sukelia ne pats triukšmas, o vibracijos, kurių šaltiniai irgi gali būti įvairūs. Šioje vietoje gal paprastesnių dalykų mes galime kalbėti apie antivibracinius laikiklius. Jie naudojami karkasinėse sistemose tam, kad kada groja, pavadinkim taip, už sienos muzika ir garsas eina kiaurai sienos, mums reikalingi antivibraciniai laikikliai, kurie neleidžia karkasui judėti, skleisti nuo žemo dažnio, kuris sklinda, antivibracinis laikiklis sugeria tuos žemo dažnio bangas ir neduoda pačiam karkasui judėti. Neduoda karkasui skleisti, perduoti vibracijos į grindis, į sienas ar lubas. Tai leidžia sutaupyti garso perdavimą kažkur tai apie -5 decibelais. Tai iš tikrųjų kaip ir labai įdomus dalykas, kuris leidžia bendroj sistemai pasiekti gerų rezultatų. Dar vienas, sutikite, erzinantis dalykas - kaimynų skalbyklės arba džiovyklės skleidžiamas garsas bei vibracijos. Tikrai nesmagu naktį pabusti išgirdus, kad kaimynai skalbimui išnaudoja naktinį elektros energijos tarifą. Taip pat galim pašnekėti ir apie antivibracinius padus, kurie pagrinde yra naudojami po įrenginiais. Tai yra paskaičiuojama antivibracinio pado statinis svoris ir reikalingas dažnis. Po įrenginiu esanti antivibracinis padas neperduoda dažnio į grindis ar stuksenimo į grindis. Todėl tokia medžiaga yra labai populiari, kai yra naudojama įrenginiai namuose arba, sakysime, po daugiaaukščiais namais, nes toks įrenginys visai vibruoja, skleidžia vibracijas ir gali vibruoti ir visas daugiaaukštis namas. Todėl būtina izoliuoti tokius įrenginius su antivibraciniais padais, išskaičiuojant įrenginio svorį ir, sakysime, kaip veikia variklis, kokiu dažniu jisai veikia. Ir dar vienas pastebėjimas. Nepamirškite apie santykius su kaimynais. Gal jie savo triukšmingiausius darbus gali atlikti tuo metu, kai jūsų nėra namuose.